Nu, kon jūs, monetų kasėja. Varom bišį pakasinėsiam. Daubelį savo užsikaskit. Kiti apgaust nuo ūkininkų per ausį. Signalas 16. Žiūram kontūram. Įsijungam pinpointerį. Auksas. Auksas. Kas čia ir toksa? Carinis auksas. Bet jau teik nusidėvėjais. Beveik niek nebesimatė. 1946 metą. 3 kapeikos 1946. Patys įdomiausi faktai. Ši moneta kaldinta iš metalo, kuris liko nuo karo amunicijos. Dalis 1946 metų bronzos lydinių buvo perlydyti iš artilerijos gilzių ir šovinių korpusų. 1946 metų kalykla dirbo apgriauta po karo. Leningrado monetų kalykla buvo be normalių presų, todėl monetos turi daug klaidų ir skirtingų štampų. Yra kelios retos šios monetos versijos. Skiriasi žvaigždės forma, skaičiaus 3 viršus ir 6 uodegėlė. Kai kurie variantai yra reti ir vertingi. Kai kurie egzemplioriai turi magnetinę anomaliją. Nors bronza neturėtų reaguoti į magnetą, dalis 1946 metų monetų silpnai prilimpa dėl netolygaus lydinio. Tai paskutiniai metai su 11 juostelių herbe. Po 1946 metų dizainas pasikeitė į 16 juostelių, todėl ši moneta laikoma pereinamuoju ir kolekcionierių vertinama. 1946 metais 3 kapeikos vadinamos paskutinė tikra bronzinė 3 kapeikų. Vėlesniais metais lydinys buvo pigesnis ir prastesnės kokybės. Kai kurios monetos turi eksperimentinį lydinį, todėl būna ryškiai geltonos. Dėl to kasėjai dažnai sušunka auksas. 6 metą. Kažkap. Einu. Signalėlis. Galvoju, kas toks labnus. Blembo gylis da koks šitą. Kad vės šiopelį da daugiau. Veina kriuvo šitą iškasiau, ket kriuvo. Ir pasirodo čia besontis 5 vokiški centą. 1942 metų vokiški 5 centai buvo kaldinti iš labai prasto cinko, todėl jie pradeda pūti vos patekę į žemę. Dauguma radinių būna skylėti, porėti ir atrodo tarsi suvalgyti rūgšties. Įdomu tai, kad kai kurios šių metų monetos netagauna mėlyną ar violetinį atspalvį. Tai natūralus cinko degimas. Vokiški centą. Geras, jau tokie pavargiai geroka. Na, bet vis monetėki. Dedam į monetą dėžutį. Aišku, mokyti mus tas nereik visų, kas kasinėjat, kad būtina daubelį savo užsikaskit. O kiti apgaust nuo ūkininkų per ausį. O va. Žiūrėk, būsta niek nebuvė. O, matot. Kur daubelį? Nė daubėlis. Tepi galvojau, kapeika. Su ausinėmis jum tai nesigird, bet šitavo matos aiškiai signalėlis. Trim 1, trim 3. Vein šiupelėlį išverčiau. Pažiūrėkit, koks blinėlis gražus. A matot šitavo.
1811 metų 2 kapeikos buvo kaldintos valdant carui Aleksandrui I, valdovui, kuris vos po metų stojo prieš Napoleoną. Ši moneta pagaminta iš gryno vario ir sveria beveik 10 gramų, todėl valstiečiai ją vadino plyta. Kiekvienas egzempliorius turi savo nelygumus, nes buvo spaudžiamas senoviniais presais, o kai kurios monetos net turi dvigubo smūgio žymės. Įdomiausia tai, kad pats Aleksandras I buvo apsuptas legendų. Iki šiol manoma, kad jis galėjo inscenizuoti savo mirtį ir likusį gyvenimą praleisti kaip atsiskyrėlis. Taigi rankoje laikai ne tik 200 metų senumo vario gabalą, bet ir tikrą Napoleono karo epochos liudininką. 2 kapeikas. Kinų dar nematau. Meta. Metų irgi neįveisiu dar kol kas. Na, paskiau pasidomėsiu.